Vakarai su Senaja Klaipėda. Įdomiausi miesto istorijos etapai, įvykiai ir žmonės, netikėtos įžvalgos ir diskusija su auditorija. Įsijunk Klaipėda gyvai, kur bebūtum. Vaikas. Norisi pasveikinti visus eilinį kartą susirinkus į vakarą su Senaja Klaipėda. Naudodamasis progą perduodu linkėjimus nuo Vacio vaivados, Piligrimo, šiandien grįžo, bet buvo pakankamai pavargęs. Atsiprašė, norėjo, ketino, bet sakau, gal reikia ir išsimiegoti, nes ilgas tas kelias sudėtingas buvo namo. Ir šį vakarą skirsime tokiam garsiam Klaipėdos objektui, tai Jono bažnyčiai. Ir keletą tokių norėtųsi pastebėjimų pasidalinti prieš užleidžiant mūsų gerbiamai lektoriai, Raimondai Nabažaitai, aktoriai, kuri ne vienus metus jau tyrinėja šitą bažnyčią, na ir ne tik šitą, ir šalia esančią tyrinėjo. Keletą tokių pastebėjimų. Vienas toks iš jų yra Jono bažnyčia kaip toks minties objektas, mentalinis, reiškia objektas. Jisai sujungia keletą gijų. Viena iš tų gijų tai yra dažnai pamirštama, bet vis tik tai verta prisiminti, tai yra mūsų krikščionybės Lietuvoje židinio, sakykime, toks rusenimas ir savotiška gyvybės upė. Ji, kaip žinia, krikščionybė atėjo 13 amžiuje, po 1252 metų į mūsų miestą. Tas mūsų miestas dabar yra Lietuvos teritorijoje. Ir šitas židinys neužgeso. Ir vienas iš tų tokių, kaip sakant, šaltinių ištakų buvo jau tuo metu steigta katalikiškoji Jono bažnyčia. Tiesa, ji egzistavo galbūt ilgai, ne taip ilgai, kaip norėjosi, jos tradiciją perėmė kitos institucijos. Bet šiaip ar taip tokia ištaka buvo. Pavadinimas nedingo ir po 1525 metų, nors ir su tam tikrom komplikacijom, Klaipėdoje įsigalėjo jau kita krikščioniškoji konfesija, tai yra evangelikų liuteronų. Ir vėlgi mes galima pastebėti, fiksuoti, kad šita tradicija netgi pavadinimo nenutrūko. Yra tam tikras tęstinumas. Tiesa, jis kartais išiškėdavo, kartais, sakykime, prigesdavo. Ta bažnyčia jau evangelikų liuteronų kaip statinys, kuris, tiesą sakant, pirmasis atsiradęs dar kitoje vietoje, tai yra prie arčiau upės, ten, kur stovi Jono apartamentai. Ir jame irgi atsispindi tos tradicijos, pavadinkim, krikščioniškos, tegu ir transformuotos, pakitusios, modernizuotos labiau, reiškia. Bet, reiškia, ta tradicija atsispindi. Dar įdomiau, reiškia, kai dėl gynybinių sumetimų buvo vis tik tai atsisakyta, nors patys miestiečiai akivaizdu nereiškia didelio džiaugsmo ir noro. Reiškia, centrinė valdžia prispaudė, galvodama apie tvirtovės plėtrą. Tai ir bažnyčia buvo perkelta į kitą vietą, į tą, apie kurią dabar daugiausiai kalbėsime, yra perkelta
dalykų, kurie rodo tos tradicijos tęstinumą. Tai yra ir tam tikri palaidojimai, ir tam tikras inventorius buvo perkeltas. Ir galų gale atsitiko taip, kad ir pavadinimas, vėl atgimė tas pavadinimas, kuris buvo jau ganėtinai primirštas, nes jį išstūmė kiti pavadinimai, tai miestiečių, vokiečių, ten, sakykime, bet krašto vėliau, reiškia, bet krašto vokiečių, ta prasme. Bet iškyla vėl Jono pavadinimas ir jis taip smarkiai įauga, kad mes čia galime vėlgi sieti ir su tuo, kad Klaipėdoj ir XIX amžiuje buvo pakankamai populiaru švęsti jonines. Ir tai nėra atsitiktinis dalykas, reiškia. Tai joninių šventimas, Jono bažnyčia, ta krikščioniškoji tradicija su Jono vardu. Na, galų gale netgi keisčiausia transformacija, mano galva, yra ta, kad tiesą sakant, čia vos negalima būtų tyrinėti, bet Jono bažnyčia buvo po karo sunaikinta, bet tam tikra atmintis įsirėžė. Ir netgi ta karta, kuri visiškai nežinojo, nesidomėjo, gyveno kitom aktualijom, ten atsirado, sakykime, toks žalias paviljonas, reiškia, kuriam paskui ir tam baldus buvo, komisijos, antikvaras, kas ten nebuvo, tam žaliam paviljone. Bet įdomiausia, kad fortifikacijos renginys, tai yra vienas iš pilimų, esantis nugaroj, už jo, jam keistų pavidalu, reiškia, iškyla naujadaras. Nes taip anksčiau, nei prieš karą nevadino, nei panašiai, atsiranda sovietų laikais, iškyla pavadinimas Jono kalnelis. Ir kaip bebūtų keista, jisai fiksuoja tą pačią tradiciją ir tos atmintį savotiškai apie tą vietą. Tai, kad daug nekalbėčiau, nes paskaita ne mano, mano funkcija tik tai įvest. Tai Raimonda, dabar žodis jums. Ir aš atsijungiu iki klausimų laiko. Ačiū Dainiau, iš tiesų labai įdomią temą palietė dėl Jono kalnelio, nes kai įrenginėjom Švento Jono bažnyčios atstatymui skirtą ekspoziciją, apie kurią taip pat kalbėsiu, dažnai sulaukdavau priekaištų iš mūsų miestiečių inteligentijos, gal kai kurių asmenų, kad vadinu Jono kalneliu. Nes neva tai tradicija, kaip jūs ir minėjote, susiformavusi sovietmetyje, bet tai atspindi ne ką kitą, o joninių švenčių vietą. Bet prisimenu irgi ir su Vaciu Vaivada esam kažkokiom tokiom nuotrupom pasidalinę, kad jisai irgi linkęs manyti, kad tai kur kas yra giliau, kad gali būti tai su Jono bažnyčios tradicija. Tai šitas klausimas dar, jisai tikrai įdomus ir gal istorikai pakels jį stipriau, nes tikrai mūsų vietos tradicijoje tikrai yra įsišaknyjęs tas Jono kalnelis ir labai patogu visiems nupasakot, kur mes randamės ir kur susitinkam. Tai ačiū klaipėdiečiai, kad atėjote šiandien čia. Man malonu dalyvauti. Ir skaičiuoju, kad tikriausiai 4. ar 5. kartą jau esu vakaruose su Senąja Klaipėda ir visada mielai dalinuosi savo atradimais, tyrimais, įžvalgomis. Ir kai sulaukiau Vacio Vaivados, mūsų gerbiamo kolegos pakvietimo čia pasidalinti savo tyrimais, tai suabejojau, nes 2023 metais kai jau užbaigiau kasinėjimus, atrodo viską apibendrinau ir tarsi šiame etape neturiu kažką naujo pasakyti, nes
tokie analitiniai darbai, kurie būtų atliekami susijus su monografijos rengimu, jie yra kol kas atidėti dėl mano šeimyninės padėties, nes privilegija turėti tylų laiką namuose yra jau tikra privilegija. Bet neatsisakau niekada dalyvauti tokiuose, sakykime, sklaidos kultūros projektuose, nes matau tame prasme, ypatingai Klaipėdoje, kuriant pozityviosios archeologijos kryptį. Ir Švento Jono bažnyčia tą leidžia daryti laisvomis rankomis, nes ką atidengus čia, viskas yra kaip gausybės ragas. Tai šiandien bandysiu iš tiesų jums struktūrizuoti, kokie yra svarbiausi Švento Jono bažnyčios atstatymo momentai, galbūt ir mano akimis, pasitelkiant, žinoma, evangelikų liuteronų surinktus taip pat duomenis, kas jiems svarbu, bet kada galės mane Lilija Petraitinė, kuri šiandien dalyvauja, ačiū fondo pirmininkiai, kad atvyko čia ir papildys mane. Taip pat trumpai apie tyrimus ir, kaip minėjau, apie tos archeologijos poveikį, kuriuo mes čionai dabar ir dalinsimės. Tai svarbiausi įvykiai. Na, čia tas vaizdas mane kaip archeologė visada užbūrė ir esu tikriausiai jau minėjus, kad čia toks labai panašus į archeologijos vaizdelį, kai yra jau iškasta duobė po kasinėjimo, ar ne? Ir vaikas, žvelgiantis, gal mažai matosi, iš tiesų kartais galvoju, ar jisai supratęs tuo metu, kad čia jau buvusi bažnyčia, ar jisai čia tik tai regi duobę be jokių atminties pėdsakų. Ir iš tiesų užfiksuoti, kada ta atstatymo idėja tampa jau tokia jungianti, įkūnijanti, yra iš tiesų, sakykime, sunku, bet tikriausiai atskaitos tašku turėtumėm laikyti 90-uosius, kai keičiantis politiniam klimatui parapijoje buvo grąžinti Švento Jono bažnyčios parapijos namai, kur šiandien ir meldžiasi Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų bendruomenė. Na, o kaip žinom, arba dabar sužinosim pokariu, šiuose namuose veikė Žemės ūkio bankas, kuris finansavo kolektyvinius ir tarybinius ūkius, Klaipėdos skyrius, vaikų darželis. Na, o 1972 metais pastatas perduotas Klaipėdos kraštotyros muziejui, kuris 75 metais įkūrė liaudies meno skyriaus ekspoziciją. Na, kaip matote, šioje pirmoje fotografijoje, kurią pasidalino Diana Saveikienė, čia galima ir matyti įvairius užrašus, kurie byloja skirtingas veiklas, net ir skulptūrą. O žemiau esanti fotografija, kaip ir Dainius minėjo, rodo tą etapą, kai Švento Jono bažnyčios vietoje buvo pastatyti paviljonai vietinių, geriau žinomi kaip medinių univermagų. Ir iš tiesų, žvelgiant plačiau, tai kas galėjo geriausia nutikti tuo metu šitai vietai, tai tikriausiai taip ir įvyko, kad pastatyti laikini paviljonai, nes kitose iki karo stovėjusiose bažnyčių vietose, nugriautose bažnyčiose buvo pastatyti jau ilgalaikiai pastatai, kas iš tiesų atima tą atkūrimo perspektyvą. Na, 1995-96 metais atlikti archeologiniai tyrimai bažnyčios kontūrams nustatyti ir jie buvo svarbus sutvarkant šitą teritoriją ir pažymint gyvatvorę kontūrus. Taip suformuotas 96 metais skverelis, kuris praktiškai iki šiol ir išlikęs. Jisai net ne praktiškai, o toks ir išlikęs, tik tai jau vykdant dabartinius kasinėjimus gyvatvorės nelikė. Na, svarbiu momentu reikėtų laikyti 2001 metus, kai Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu buvo patvirtintas detalusis planas Turgaus gatvė 24, o dar po metų parapijai panaudos teise atiduotas žemės sklypas 100 metų. Tai tikriausiai
nesumeluosiu sakydama, kad kai bendruomenė jau įgauna gražintas valdas, jinai sustiprėja ir gali iš tiesų labiau vystyti tą idėją ir telkti aplink save bendraminčius. Na ir kaip žinia, liuteronų bendruomenė iš pradžių buvo pasisakiusi, siekė ir dėjo tam didelės pastangas pastatyti bažnyčios vietoje kitą bažnyčią, sakykime, kitos architektūrinės išvaizdos arba šiek tiek sekančios Švento Jono bažnyčios autentišką vaizdą stovėjusią iki karo. Ir 2003 metais, 2005 metais organizuojami architektūriniai konkursai. Ir komisija atrenka Elenos Nijolės Bučiūtės autorinį kūrinį, bet kuris yra, kaip ir minėjau, panašus, bet mažesnio tūrio. Ir čia galite matyti truputį vėlesnio 2017 metų tūrių sugretinimą ir kiek jinai buvo mažesnė. Ir liuteronų bendruomeniai buvo svarbu iš tiesų turėti savo maldos namus, kurie atlieptų dabartinį bendruomenės dydį. Ir galiausiai šios idėjos buvo atsisakyta, nors kaip liuteronų bendruomenė liudija, tikrai buvo daug investuota ir lėšų, nes architektūriniai konkursai ir projektai tikrai daug kainuoja. Bet visam tam neišlaikytame egzamine yra daug šviesos, sakykime, nes atsisakyti, kilus klaipėdiečių iniciatyvai atstatyti istorinę autentišką bažnyčią, šios idėjos atsisakyta, bet kartu miestiečių įsitraukimas tarsi perėmė kažkiek atsakomybės, kad šitam procese turime dalyvauti ir mes kaip miestiečių bendruomenė. Tai čia, sakyčiau, toks buvo lūžio taškas, gal laiko perspektyvoje dar labiau pasimatys, kad būtent čia jau pradėjo jungtis liuteronų bendruomenė ir miestiečių bendruomenė, nes tas, sakykime, toks vidinis, išorinis pareiškimas, kad ne, mes norim autentiško tūrio iš Švento Jono bažnyčios iš miestiečių pusės, jau tarsi kažkokia jungia tarpusavyje bendrą jėgą. Na ir čia galima kitoje skaidrėje pamatyti kitų architektūrinio konkurso variantų ir visi jie buvo iš tiesų nauji statiniai ir mažai turintis bendro su Švento Jono bažnyčios iki karinių vaizdu. Na, 2008 metais susibūrė Švento Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinė grupė. Tuos metus irgi reikėtų laikyti svarbiu, nes oficialiai ėmė deklaruoti, neskaitant to, sakykime, nepasisekusio varianto, atstatymo siekį ir jai vadovavo Jurgis Aušra. Na ir 2012 metais teko galimybė su juo susipažinti pirmą kartą, taip susiklostė aplinkybės, kaip Dainius minėjo, tyrinėjau ankstesnės liuteroniškas bažnyčias 16 amžiaus ir taip suvedė, kad pasiūlė atlikti nedidelės apimties žvalgomosius tyrimus būtent atstatomos, dabartinės atstatomos Švento Jono bažnyčios vietoje, informacinio stendo ir kertinio akmens įrengimo vietoje. Na ir čia galite pamatyti, kaip Jurgis Aušra ir kiti mums gerai atpažįstami veidai pozuoja tam pirmam kastuvo įkasimui. Na ir po to seka eilė svarbių įvykių, tai 2012 metais minint Klaipėdos įkūrimo 760-asias metinės suorganizuotos iškilmės, paminėta bažnyčios atstatymo darbų pradžia, bažnyčios vietoje atidengtas kertinis akmuo ir įkasta atminimo kapsulė. Vėl iniciatorius Jurgis Aušra. Na ir iškart po metų matome, kad pasirašyta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir parapijos bendradarbiavimo sutartis, vėl tarsi tokia kaip sąjunga užfiksuota.
Ir 2013 metais Vokietijos prezidentas Joachimas Gaukas lankėsi Klaipėdoje ir jisai pabrėžė bažnyčios atstatymo svarbą ir tuo tarsi sustiprindamas suinteresuotos visuomenės poziciją ir kryptį. Na ir po metų jau įkūriamas yra Švento Jono bažnyčios atminimo atstatymo labdaros ir paramos fondas, kurio steigėjas buvo Jurgis Aušra, o nuo 2020 metų fondo vadovė yra Lilija Petraitienė. Na ir čia galite matyti iš parapijos archyvo esantį net ranka rašytą aktą dėl Švento Jono bažnyčios kertinio akmens pašventinimo. Aš jį radus nustebau, kad tai vyko, šitas aktas rašytas ranka, net toks net ir sentimentas, nes daugiausia esam jau rengiam viską kompiuteriu. Ir po to tokie atrodo biurokratiniai dalykai, bet jie, sakykime, vėl svarbus išjudinti šitos procesus. Tai 2014 metais paskelbiama Klaipėdos savivaldybės užsakymu inicijuojama galimybių studija. Savivaldybė mėgsta galimybių studijas, visur jų reikia, nors mums gal kartais atrodytų, kad pats savaime faktas Švento Jono bažnyčios atstatymas jau turi savyje ar ne užduotį, tai yra religinės paskirties, o kitos veiklos jos ateina tiesiog natūraliai. Na ir 2015 metais jau yra parengta galimybių studija ir nagrinėjamos 4 alternatyvos ir Klaipėdos miesto tarybos kolegija pasisakė taip pat už autentiškos bažnyčios atkūrimą, na ir tarsi tikrai sutvirtindama šitą norą. Ir įkūriama 2016 metais jau savivaldybei darbo grupė. Taip pat darbo grupės yra mėgiamos ir mėgstamos. Negaliu tiksliai pakomentuoti, ką tos grupės realiai nuveikia, bet tikiu, kad visi tie procesai, kurie veda mus link atstatymo, jie kartais yra mums ir mažai matomi, bet svarbus. Ir tikrai svarbus toks įvykis įvyko 2017 metais, kai Linus Kvirblės Klaipėdos miesto savivaldybei perdavė Vokietijos archyvose rastų senosios Švento Jono bažnyčios brėžinių kopijas ir tada tarsi liko mažai abejonių, kad trūksta bažnyčios atstatymui duomenų. Na ir šitie brėžiniai mums aiškiai parodė, kad šitas projektas yra rengtas būtent ant senosios bažnyčios iki didžiojo miesto gaisro pamatų. Ir tos vidinės pamatų išplanavimo tik tai pakeistas jau tas išorinis kiautas ir pritaikant senasias netgi sienas. Ir vėl prasideda 17 metais įvairios analizės. Pirmiausia, pati savivaldybė inicijavo tokią situacijos analizę, po to buvo kreiptasi į mane ir kolegą Vasilijų Sapronovą, kad mes atliktumėm tokius išsamesnius tyrimus, kad išsiaiškinti iš tiesų, ką turim ir nuo ko galima toliau atsispirti ir judėti. Tai istorinių tyrimų išvada buvo, kad duomenų autentiškos bažnyčios eksterjerui atkurti užtenka, daugiau klausimų lieka su interjeru, bet šiuo metu interjero atkūrimas dar yra tik 3 etape, apie kurį kalbėsiu. Na ir 2018 metais jau tikriausiai dalis ir buvo šitam renginy, įvyko visuomeniai pristatytas Švento Jono bažnyčios atkūrimo projektinis siūlymas, ir kurį parengė Senamiesčio projektai ir šitą vizualizaciją parengė Aurimas Širvys. Na ir iš principo, kaip ir minėjau, užtenka duomenų ir vizualizacija yra parengta pagal autentiškos bažnyčios tiek tūrį, tiek išvaizdą. Vienintelė tokia juoda dėmė yra dėl bokšto fasadinės dalies, nežinant, ar jame buvo portalas. Na ir
2020-uosius iš tiesų ir 2022-uosius reikėtų laikyti tokiais svarbiais, sakyčiau, nes prasideda tokie labai aiškus žingsniai. Pirmiausiai prasideda archeologiniai tyrimai. Ką reiškia, kai prasideda archeologiniai tyrimai miestuose? Dažniausiai tai būna užsakomieji tyrimai ir jie turi dažniausiai jau krypti, kad vyks statybos darbai. Ir kai mes pradėjom tos darbus, iš tiesų daug susilaukė miestiečių užklausimų, ar tikrai čia jau tą bažnyčią ruošiasi atstatyti. Tai visada man būdavo pačiai kaip archeologai lengva kažkaip tokį turėjau žinojimą, kad jeigu vyksta archeologiniai tyrimai, kurie savaime nėra pigus, tai procesas turės judėti. Na ir pažvelkite, ir tais pačiais metais jau Seimo nutarimu Švento Jono bažnyčios su bokšto atkūrimas paskelbiamas svarbių valstybei projektu, vėliau 23 metais dėl biurokratinių dalykų atšauktas. Ir kas yra labai svarbu, kad 21 metais pasirašo bendruomenė su senamiesčio projektais projektavimo paslaugų sutartį. Tai reiškia, kad tikrai jau pati idėja bus projektuojama ir einama link to. Tai pagal tą sutartį pirmiausia yra projektuojamas ir atkuriamas bažnyčios bokštas. Ta reikėtų tikrai turėti duomėn, kad pats atstatymas prasidės nuo bokšto, kaip ir pilis atstatoma nuo bokšto. Ir antruoju etapu pati bažnyčia ir trečiuoju interjeras. Na, dažnai iš tiesų, ir čia Lilija Petraitinė turės gal daugiau pakomentuoti dėl finansavimo, bet mums dirbant ekspozicijoje dažnai klausiama, iš kur bus gaunamos lėšos. Tai bažnyčios bokšto atstatymui iš tiesų yra sukurta tokia miesto valdžios ir bendruomenės parapijos tokia bendradarbiavimo ar nesutartis ir įsteigta viešoji įstaiga Klaipėdos Švento Jono bažnyčios bokšto atkūrimas, leidžiantis pritraukti, tiksliau, miestui skirti lėšas bažnyčios bokštui, daugiau, sakykime, kaip turizmo reikmės objektui. O jau pats bažnyčios atstatymas tikriausiai bus jau liuteronų prerogatyvoj. Tai, kaip ir minėjau, atstatymas prasidės nuo bokšto ir planuojamos vėlgi tokios natūralios veiklos kaip apžvalgos aikštelė, kas labai svarbu Klaipėdoj, turizmo informacijos centras, ekspozicinė erdvė, liftas ir perlaidotų palaikų osariumas. Bet tokia tikslesnė įveiklinimo koncepcija tikriausiai spręsis, kai jau prasidės dar kitas statybos etapas. Na, tikriausiai turėčiau pabrėžti, kad svarbus toks žingsnis buvo 2022 metais, kai parengtas klaidos projektas Švento Jono bažnyčios atstatymas praeitis, dabartis, ateitis, kurio pagrindu sukurtas toks informacinis puslapis ir pildomas jo turinys, kuriame būtų galima viską sužinoti apie atstatymo procesą, nes iki tol tokios platformos nebuvo. Taip pat išskirčiau 23 metų susikūrusią naują visuomeninę iniciatyvą Liuteroniškos kultūros dienos, kurios be savo veiklų iš tiesų įvairiomis formomis aktualizuoja Švento Jono bažnyčios atstatymą. Ir tai daro labai, taip sakykime, tendencingai. Taip pat užfiksuoti tikriausiai reikėtų ir suaktyvėjusių kitų konfesijų palaikymą ir matome brolių pranciškonų įsitraukimą ir įvairias akcijas, popierinių plytų gamybą, kuri vėl skatina aukoti ir panašiai. Ir čia gal reikėtų priminti, ką ir Dainius minėjo, kad būtent broliai pranciškonai daugiau laikosi ir pažymi tos katalikiškos Švento Jono bažnyčios pradžią Klaipėdoje ir taip tarsi tos dvi religinės bendruomenės jau jos idėjiškai ir mentališkai apsijungia, net istoriniu pagrindu.
Kitas svarbus dalykas visam tam procese, kad jisai nebūtų vien tik tai biurokratinis, kuris iš tiesų visuomenė yra sunkiai ir matomas ir sunkiai paaiškinamas. 2023 metais pradėta rengti ilgalaikę ekspoziciją, tikslas ją išlaikyti tol, kol bus pastatytas bažnyčios bokštas. Ir po gynybinių bastionų Kurmarkos Poternoje, kurią mes labiau, kaip ir minėjau, vadinam Jono kalneliu. Na ir 24 metų birželio 8 dieną įvyko atidarimas, sakyčiau, iškilmingas atidarimas, susilaukęs labai didelio visuomenės susidomėjimo, kuris mums kaip kūrėjams ir kaip šito projekto įvairiomis prastomis vystytojams buvo tokia padėka už atliekamus darbus. Arba tiksliau fiksavimas, kad einama gera kryptim. Na ir parodos, tiksliau ekspozicijos turinys buvo konceptualizuotas leidinyje su tokiu prieiga miestų ir bendruomeniai. Šis leidinys šiandien irgi yra, kas norės, galės už auką, kuris skirta bažnyčios atstatymo įsigyti. Na ir 25-ieji prasidėjo su diskusija, ko tikisi miestiečiai, tarsi vėl bandymas mums susitikti ir padiskutuoti iš tiesų, ko tikisi miestiečiai iš atstatymo, ne tik proceso, bet jau ir įveiklinimo. Bet dažnai diskusijos tom ir žavios, kad vieną norim, bet kitaip gal ta diskusija pasisuko, bet vien tas susibūrimo faktas, jisai yra svarbus tam, kad jungtųsi ir idėjos, ir ta bendra energija išsilaikytų. Na ir 25-uosius užbaigiam susitikimais su Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir Vokietijos prezidento Franko Walterio Steinmeierio vizitu Klaipėdoje, kuris vėlgi yra simbolinis, bet kuo daugiau kalbama, kuo ryškesnių asmenų ir svarbesnių asmenų esama, tuo tikriausiai mažiau galimybė sukiotis atgal, o tikėti, kad ir mažų žingsnių į priekį. Na ir 2025 metais, kaip skelbė ir spauda, ir vyriausybė, kad Švento Jono bažnyčios atstatymas įtrauktas į vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, kas leistų manyti, kad bus ieškomos lėšos bažnyčios atstatymui, bažnyčios bokšto, atstatymui. Kas toliau ir kas gali, kaip tai toliau plėtosis, čia gal po mano pranešimo gal ir fondo pirmininkė daugiau pakomentuotų, o juolab tikriausiai sunku kažką komentuoti, kai dabar tokie politiniai vėjai, tai visaip gali pasisukti, bet tikėkime, kad viskas keliaus bent mažai žingsniais į priekį. Na, dėl archeologinių tyrinėjimų, kaip ir minėjau, buvau prieš tai parengusi pranešimą ir jau skaičiau vakarų su Senąja Klaipėda auditorijai. Tai čia tokiais trumpais, tokiais stabtelėjimais dar akcentuosiu, kad pirmieji kasinėjimai vietovėje prasidėjo dar 1970-74 metais, dar vadovaujami Vlado Žulkaus, kuris profesorių dar nebuvo. Ir jie buvo susiję su tuo metu senamiestį kasinėjimomis tranšėjomis. Archeologiškai tai buvo išties svarbu, nes įvairiose senamiesčio vietose buvo galima apčiuopti skirtingų kultūrinių sluoksnių ir daryti tam tikras analizės. Ir būtent to kontekste ir pirmieji kasinėjimai čia vyko. Na, apie Raimundos Prainaičio tyrimus užsiminta, apie Stenduje taip pat. Na ir dar 2018 vyko žvalgomieji tyrimai detalaus plano patikslinimui, bet jie kažkokios tai netnešė naujos informacijos, jinai yra daugiau žinotina. Na, o sistemingi tokie jau pradėti 2020-2022 metais.
Na ir trumpai reziumuojant, buvo ištirta apie 30% teritorijos. Gal norėčiau tik tai dar pabrėžti, kad tik tiek ištirta, nes dažnai iš tiesų mūsų užbaigtą archeologinių tyrimų etapą sieja, kad bendrai baigti tyrimai. Tikrai ne, tai yra tik tai bokšto statybai ir prieigoms suformuota vieta ir ištirta. Ir be bažnyčios reliktų aptikta iš tiesų kur kas daugiau informacijos negu apie pačią bažnyčią iš 16-18 amžiaus datuojamų sluoksnių. Bendras kultūrinio sluoksnio storis, tai yra, kur yra ta pirmoji žmogaus veikla, tai yra beveik 3,70 m iki 4 metrų. Na ir iš viso dokumentuota virš 6000 radinių, taip pat įvairiai laikių. O kita teritorija, kuri tikriausiai atpažįstama, daugiau link altorinės dalies, yra palikta ateities tyrimams. Na ir trumpai iš tiesų matote tos nedidelius tokius fragmentėlius, tai kas likė iš Švento Jono bažnyčios. Iš tiesų, kai aptikom skirtingo formato dydžių, labai kėlė daug klausimų šitos tuščiavidurės. Ir kai gavome iš ponios Dianos nuotraukos, tai pastebėjom, kad jos tikrai buvo naudotos bažnyčios statybai. Nes tas sluoksnis, kuris buvo tyriamas, iš tiesų ir sovietmetyje buvo pažeistas, jisai buvo niveliuojamas ir praktiškai ta radinių atranka jinai yra visą laiką turi būti su tam tikra kritika. Na, iš tiesų atidengta, kaip ir minėjau, bažnyčios bokšto, čia nelabai matosi pelytė, bažnyčios bokštas šitas keturkampė dalis, kolonos, kontraforsai. Ir kas nežinota buvo iš istorinių šaltinių arba tiesiog tik tai fragmentiškai, tai yra 1923 metais įrengta grindinė šildymo sistema. Na, svarbiausi tikriausiai radiniai, jeigu iki tol daugiau iš istorinių duomenų, architektūrinių tyrimų galima žinoti negu iš archeologijos, daugiau pamatus konstatavom, tai svarbiausi radiniai yra susiję su palaidojimais, jų aptikta 61, datuojami iki 1781 metų. Ir pagal monetas, ir pagal istorinius tyrimus, ir dauguma jie palaidoti mediniuose karstuose. Įkapės iš tiesų labai kuklios, susijus su juvelyriniais dirbiniais ir apranga. Na, atlikus antropologinius tyrimus, išsiaiškinta, kad iš 61 yra išskirtos 16 moterų, 15 vyrų, ir 17 nesuaugusių individų, tai yra vaikų, rodant, kad iš tiesų buvo gana didelis mirtingumas. Na, prieš rengiantis šitam susitikimui buvau pažadėjus paaiškinti, koks yra tolimesnis archeologinių tyrimų poreikis. Reikėtų skirti tokius gal du dalykus, kad yra taikomųjų archeologinių tyrimų poreikis ir galbūt jau mokslinių tyrimų poreikis. Tai dėl taikomųjų archeologinių, tai kaip matote apibraukta raudonai, yra galimas tokios du scenarijai ir visa tai priklauso nuo statybų strategijos, būsimų statybų strategijos. Arba tai gali vykti jau dabar, ištiriant visą teritoriją iki bokšto statybos, kas būtų iš tiesų gal, sakykime, lengviau archeologui, nes kai vyksta statybos visada yra tam tikros susidaro ir įtampos, bet kita vertus yra daugiau pagalbos nukasinėjant ir panašiai, bet čia jau reikėtų užtikrinti tikrai didelį finansavimą. Ir tokį finansavimą, kuris nenutrauktų kasinėjimų, nes tikrai nesinorėtų pradėti darbus ir po to laikyti ar ne pradėtus ir neužbaigtus dar vieną duobę, o kas bažnyčios atveju neįmanoma dėl palaikų, nes pasiekus kapų lygį tikrai jau reikia juos tyrinėti ir dėl galimų vandalizmo atveju, ir dėl pagarbos ir panašiai.
Ir kitas variantas galėtų būti, kai atstatoma Švento Jono bažnyčios bokštas, kai iš tiesų visi įsitikinam, kad statyba prasidėjo, įvyko, kad kelio atgal nėra. Ir tada generuojant lėšas vėl yra pradedami archeologiniai tyrimai ir galvojama apie antrąjį etapą. Aš tikriausiai būčiau gal antrojo varianto šalininkė, nes žinoma, bet jeigu užtikrinant finansavimą, bet kada galima ir tęsti. Kitas dalykas, dėl mokslinio intereso visada išlieka tas pats ištirti pilnai bažnyčią, nes tik tada galima eiti į apibendrinimus. Pavyzdžiui, šiuo atveju aš kaip archeologė nelinkstu dar rengti studijos, nes trūksta duomenų ir dėl pilno palaidotojų skaičiaus, ir dėl bendrų apimčių ir kitų dalykų. Tai kaip ir būtų interesas, aišku, užbaigti tos kasinėjimus, kad būtų galima pasidžiaugti ir mokslo darbu, ir knyga, kuri tikiuosi visuomeniai bus svarbi. Jeigu žiūrint bendrai apie ištirtumą, šioji aptariamoji Švento Jono bažnyčia yra stovėjusi iki karo, visų kitų iki karo stovėjusių bažnyčių kontekste yra geriausiai šiuo metu ištirta. Katalikų bažnyčios tikriausiai ištirti nebus įmanoma, nes ten stovi daugiabutis. Anglikonų bažnyčia buvo tirta, bet aptikta tik tai pavieniai pamatų akmenis. Na, o reformato ir Švento Jokūbo bažnyčios taip pat jų likimas aišku, nors Jokūbo bažnyčios pamatai buvo aptikti, bet tai yra tik tai labai nedidelės žvalgomųjų tyrimų analizės dalis. Bet jeigu lyginti, kas Klaipėdoje iš bažnyčių geriausiai ištirta, tai turėtų akis šiuo metu žvilgtelti būtent toje vietoje, kur buvęs tas vadinamas saldainių fabrikas, kur stovėjo pirmosios evangelikų bažnyčios. Ir archeologui Gintautui Zabielai, po to perimant man, pavyko tikrai gerai ištirti Švento Jono bažnyčią. Gal ją reikėtų, atsiprašau, vadinti Vokiečių bažnyčia, nes kaip ir Dainius minėjo, tas pavadinimas jisai yra vėliau jau grįžtantis. Ir pilnai ištirti palaidojimai, jie iškelti. Na ir atidengta taip pat lietuvių bažnyčios dalis, altorinė dalis. Na ir pavyko taip pat atsekti, kad būtent toje bažnyčioje kabojęs varpas 1620 metais nulietas. Vėliau perkeltas į Tiltų gatvėje lietuvininkų bažnyčią. Jisai šiuo metu yra Pašilės bažnyčios varpinėje ir jisai pateko čia po karo jį išgelbėjant. Tai tokios gražios sąsajos ir šitie darbai, kuriuos jau reikia apibendrinti ir publikuoti. Na ir einant prie kito atstatymo sluoksnio, tai yra pozityviosios archeologijos vaidmens, tai dabar norėčiau gal sukoncentruoti dėmesį ne į visas buvusias ten iniciatyvas, bet į ekspozicijos įkūrimą, ką mes su ją norime kalbėti ir kokį poveikį jau jaučiame kuriantis. Na, kaip ir minėjau, ekspozicija susilaukė tikrai didelio susidomėjimo ir iš tiesų vykdant veiklas čia pastebėta, kad labai gera vieta iš tiesų, nes nuolat juda žmonių srautai, tiek vietiniai, tiek svečiai, iš tiesų labai dėkinga. Na ir prisitaikėm prie esamos buvusios situacijos, tai yra 3 erdvių. Tai yra pagrindinės poternos, skliautinės patalpos ir Antrojo pasaulinio karo slėptuvės. Prie šios erdvės projektavimo prisijungė architektas Aurimas Baužys, su kuriuo išgvildenom, kaip turėtų kas atrodyti. Na ir pirmąją erdvę sudaro bokštės variantą, tai yra replika, kuri yra
Klaipėdos tvirtovės gubernatoriui ir komendantui Adamui Valentinui von Redernui skirta. Ir kaip Dainius pradžioje minėjo, dėl tam tikrų liturginių ir kitų dalykų pernešimo iš vienos bažnyčios į kitą, kai jinai buvo perstotama, tai ši epitafine plokštė yra to pavyzdys, nes Adamas Valentinas von Redernas, jisai gyveno ir buvo palaidotas dar tuo metu, kai bažnyčia, vokiečių bažnyčia buvo kitoje vietoje. Ir šios plokštės buvimo faktas rodo apie tą perkilnojimą. Taip pat buvo proga aktualizuoti kolegės Mildos Kontrimės tyrimus ir analizuojama Švento Jono bažnyčios parapinė bažnytinė mirčių knyga, tokia metrikos knyga, kur yra fiksuojamos mirtis nuo 1706 iki 1773 metų. Ir čia fiksuojamos iš pavardžių galima suprasti, kada žmogus miręs, netgi apie tam tikras profesijas ir ryšius. Rengdami ekspoziciją taip pat siekiame įnešti tam tikros gyvybės ir yra sukurtas audio pasakojimas. Ir tam perteikiantis XIX amžiaus iškilios asmenybės, palikusios mums įspūdingų miesto vaizdų, jų tarpe ir mums žinomos bažnyčios vaizdą iki 1854 metų gaisro. Tai yra vienintelis toks žinomas vaizdas, kurį paliko Ernstas Gustavas Waldhaueris. Tai tuo metu jis buvo geriau žinomas kaip mokytojas, dėstė ir piešimą, ir skaičiavimą, ir rašymą. Tikrai buvo įvairiapusė asmenybė ir tikrai norėjosi duoti jam duoklę ir prisiminti jį. Ir buvo įgarsintas pasakojimas ir jį galima išgirsti. Na, o prisimenant vakarykštį renginį vitražinėje salėje, kažkaip pagalvojau, kad visai verta užsiminti, kad būtent šis vaizdas pateko į akiratį maestro Mindaugui Bačkui, kuris pasiūlė viršelį viniliniai plokšteliai Johano Danielio Berlin, kuris yra kompozitorius gimęs Memelyje ir maestro dėka taip aktualizuojamas ir šios iškilios asmenybės vaidmuo čia uostamiestyje. Ir iš tiesų gali pamatyti, koks pagyvintas vaizdas ir maestro iš tiesų prie tų palaikančių iniciatyvų įsitraukė nuo 20 metų, kai rengėm Atodangoj koncertą. Labai pasiteisinusi mūsų iniciatyva įtraukti mažuosius klaipėdiečius ir svečius, ir tam yra sukurta ekspozicinė erdvė, kur gali gyvai tyrinėti ir kasinėti. Radiniai yra visi taip pat atrasti archeologinių tyrimų metu, kurie neturi mokslinės, sakykime, vertės, bet tinka atradimams. Taip pat įvairios, kaip ir būdinga muziejams, tos piešimo akcijos. Na ir antrą mūsų skliautinę erdvę sudaro video dokumentika, tai yra Agnės Bukartaitės ir Rimanto Navicko kurta tokia video apybraiža, praktiškai didžiųjų dalykų to, ką šiandien kalbu. Ir tai yra 24 minučių trukmės filmas ir jis pradedamas su autentišku liudijimu dar klaipėdietės, kuri prisimena Švento Jono bažnyčią. Na ir apjungiamos visos kitos iniciatyvos. Na ir Antrojo pasaulinio karo erdvėje yra sukurtas, neįkurtas laiko tunelis. Ir toks buvo tarsi man kaip iš akademinės aplinkos toks rizikingas žingsnis, bet jutau prasmę įprasminti tuos Klaipėdos kūrėjų darbus, kurie aktualina Klaipėdos tą identitetą, jungia savo tematikose ir iš bažnyčių temas. Ir labai norėjusi sustabdyti tuos darbus ir palikti atvirą ieškojimams. Ir apie juos pradedam kalbėti dar
viename iš ekspozicinių stalčių, kuriame yra indigo milteliai. Indigo milteliai šalia autentiškų didžiojo gaisro paliestų buities artefaktų, kurie liudija tą didįjį gaisrą, kurį patyrė miestiečiai, bet kartu ir Henriko Šlymano, kuris tuo metu Klaipėdoje nepatyrė jokių nuostolių, nors jo kroviniai buvo čia. Ir tai indigo milteliai buvo dalis krovinio ir Klaipėdos kūrėjams tai tapo toks klodas, metafora kurti kaip Agnija Šeiko Indigo The Šlyman projekt šokio spektaklį. Na, o mums, mūsų projekte taip pat toks kaip palankių aplinkybių ir gero vėjo simbolis, kuris tarsi taip lankytojams sakom, kad tie indigo milteliai ir ta mėlyna spalva gal išves į tą šviesą ir atstatymo procesą. Aišku, čia yra tos metaforos, bet jos yra šitoje erdvėje svarbios. Ir čia apjungiama taip pat ir keliaujančių bažnyčių, kur buvo 2015 metais toks svarbus projektas Suoliukai, Trojos arkliukas ir panašiai. Na ir šitą projektą meno, tą laiko tunelį vystė Neringa Poškutė, kuri taip pat savo kūryboje apjungia prūsų šių vietovių tam tikrus kodus. Tai yra prūsų mėlis, kuris buvo jos ekspozicijos autorinis darbas, bet šitie rumbeliai ir pati mėlyna spalva atkeliavo į mūsų poterną. Ir būtent mozaikos principu dėliojom tą istorinę archeologinę medžiagą, kuri jau buvo patikėta jos rankose. Taip atsiranda ir ta mėlyna mūsų vėliava, kuri taip pat lankytojus pasitinka. Na ir atiduodam duoklę Simonui Dachui vienu tokiu eilėraščio eilute, kad visų dalykų tikslas vienas, taip tarsi žadindami supratimą, kad visi mes mirsim, nes tą ir turėjo omeny Simonas Dachas, bent kiek teko skaityti interpretacijas. Tarsi šito tuneliu norime paskatinti žmonės suvokti, kad esam laikini ir tai, ką mes darom, kuria pridėtinę vertę ir galbūt siekdami paskatinti ir mecenatystės tokią tradiciją. Aišku, čia tik tai mūsų norai, o kokia realybė čia jau yra kitas. Na ir kaip žinome, Simono Dacho portretas medaliono pavidalu buvo taip pat iki 1872 metų ir bokšto vakarinėme fasade. Laiko tunelis prasideda simboliniais Vynerio sodais, taip palikdami atminties ženklą filantropui Juliui Liudvikui Vyneriui, kurio antkapinis paminklas tikriausiai visiems žinomas Skulptūrų parke. Ir jisai žinomas kaip gėlių sėklų prekeivis, verslus, tai mums šitą detalę, tiksliau menininkiai Neringai tapo tokia idėja, kad tai galėtų simboliškai virsti į Vynerio sodus. Na ir užbaigiam taip įvairiai vertinamų Beno Šarko fotoinstaliaciją, tokia, sakykime, gal makabriška, bet Benas jisai įdomus mūsų Klaipėdoje tom, kad jisai visas tokias nugyventas vietas užveisia kažkokią sunkiai kartais suprantamą gyvybę, bet jinai tampa gyva. Ir teko iš tiesų ne kartą diskutuoti ir apskritai Klaipėdos žaizdomis ir problemomis. Tai yra didelis palaikytojas atstatymo proceso. Na ir čia yra visa bendruomenė žmonių, kurie prisidėjo prie šito projekto. Pavardžių aš neskaitysiu, bet ką norėčiau akcentuoti, kad tai yra labai skirtingų sričių žmonės, kurie palyginus, koks buvo nedidelis biudžetas, įsitraukė visą širdim ir padarėm daugiau negu reikėjo. Tai esu labai visiems dėkinga. Ir iš tiesų viena buvo sukurti projektą, bet mes visada bijom prieiti prie klausimo, o kaip bus
valdymas, kaip viskas vyks, kai pasibaigs uždarimas, kas čia atidarinės duris ir kaip ta muziejinė tokia edukacinė erdvė laikysis. Tai čia iš tiesų, atrodo, vienas sunkumas perėjo į gerasias pusės, susiformavo tokia formuojasi savanorystės erdvė. Ir čia matote be Lilijos pagrindinės tris, tai yra Agnė Adomaitytė, Laurencija Budrytė, Ausėjienė ir Loreta Elertienė, kurios yra pagrindinės jau antrus metus gidaujančios ir atveriančios Poterną savo laisvu laiku. Tai labai svarbus faktorius, kad žmonės tiesiog išsijungia ir šiandien dienai praeitais metais aplankė per 5000 gyventojų, svečių. Ir tai aišku susijęs ir su jūros švente. Šiais metais dėl labai didelės drėgmės buvo Poterna atidaryta vėliau, bet skaičiuojam gal iki 6000 bendras skaičius ir būtų. Ir iš tiesų pasidalinsiu bendrai, kokia yra nuotaika lankytojų. Jie labai nustemba atradę Klaipėdoje kultūrinę erdvę, kuri veikia vakare, kai didžioji dalis eina į restoranus arba grilina ir kitaip leidžia laiką, o čia vakare atsiranda tokia iš toli šviečianti švieselė ir kviečianti aplankyti ir iš tiesų labai pasiteisino, nes apskritai savanoriai irgi turi tik tai savanorės laisvą laiką vakare, tai puikus laikas. Na ir iš viso to gimsta vis naujos iniciatyvos ir šiais metais startavo projektas, konkursas, kuris skatins Klaipėdos miesto mokinius atstatyti savo rankomis Švento Jono bažnyčią įvairiomis formomis. Ir matot vieną fotografiją, kuri dar daryta toks kaip eksperimentinis 21 metais. Čia mano kolegės Sigitos Vaškaitienės iniciatyva parašyti šitą projektą ir vėl susilaukė didelio pasisekimo ir apskritai yra didelė prasmė dirbti su jaunaisiais miestiečiais, nes tikrai jų akis žiba. Ir šitą dalį užbaigsiu savo tokią asmeninę patirtim. Čia leidau savo parodyti savo dukrą Upę Mariją, kuri šiandien dienai negali praeiti pro senamiestį, man visą laiką užsimindama, kad, o mama, mes važiuojam visai arti Poterna, mes važiuojam Liepų gatvę, o toj bus Poterna. Mama, Poterna yra pats gražiausias miestas. Ir jos šitas matymas atsirado tada, kada atšventėm jos gimtadienį. Ir pagalvojau, kaip būtų smagu, jeigu atsirastų, gal po šito mano pranešimo atsiras veiklių žmonių, kurie norėtų kitais metais jungtis prie savanorystės ir organizuoti ir leisti vaikams švęsti savo gimtadienius. Ir aš manau, kad čia būtų puikia alternatyva tiems plastikiniams vaikų kambariams ir tai atneštų iš tiesų į jų supratimą tikrai tai, kas yra miestas, kas yra svarbu ir tai, kas pagaliau jos daro laimingus, netgi kalbant apie istoriją ir paveldą. Tai savo kvietimu dalinuosi ne tik per tą asmeninę patirtį, bet taip pat yra svarbu prisijungti prie gidavimo, užsiėmimų su mokiniais, socialinių tinklų turinio kūrimo, nes čia yra gausybės ragas, kuris nesibaigia, bet tikrai labai reikia tų papildomų rankų ir kurių širdis degtų prie šito projekto. Na ir dar paskutinės 2 skaidrės, dėkodama dar už dėmesį ir tą laiką skirtą mano pamastymams. Baigti noriu savo pranešimą apie Jono bažnyčios atstatymo svarbą kaip balanso grąžinimą. Ir tikrai ilgą laiką buvom gal net ir priversti matyti senamiestyje, ne senamiestyje, sakykime, bet istorinėje miesto dalyje 2 vertikales, kurios nieko neturi bendro, kurios yra tarša mūsų akim ir tam, sakykime, plokščiam senamiesčiui.
Ir kai atstatytas pilies bokštas iš tiesų labai greitai įaugo į tą miesto siuvinį, atrodo, kad jisai čia ir senai buvęs, tai bus antra vertikalė ir manau, kad jau, nemanau, čia jau faktas, kad jau gražins vienokį ar kitokį balansą centriniai istoriniai miesto daliai. Ir ką norėčiau, žinoma, nenorėčiau užbaigti liūdnai, bet iš profesinės pusės norėčiau pabrėžti tai, kad Klaipėdoje vyksta bent 10 metų tyrimo kontekste tikrai labai daug archeologinių kasinėjimų. Arti 400 ar ne 50, skaičiai gali būti tikslinami dėl įvairių priežasčių. Ir iš jų informatyvus, kaip pagal leidinio tam tikrus duomenis surinktus, yra 14%. Tai nei daug, nei mažai, bet iš tų 14% mes matome labai mažai tos pozityviosios archeologijos, kuri kurtų miestui pridėtinę vertę. Ir apskritai konstatuoti reikėtų, kad yra neišnaudojamas archeologijos poveikis mieste. Ir dažnai siejasi archeologija su tokia nepatogia prievolė, formalumu, neretai kelianti įtampas tarp skirtingų interesų grupių. Ir tikriausiai nereikėtų priminti Atgimimo aikštės atveju, kai pasirinktas ne regeneravimo projektas, o nauja statyba ir archeologija tampa ar ne jau kaip rakštis, kurią labai sunku išrauti. Ir Jono bažnyčios atvejis, pilies tyrimai rodo, kad kai yra regeneravimo projektai, archeologija tampa patogi ir bet koks fragmentas tarsi tampa labai svarbus. Kai yra kitokie vystomi projektai, kur tarsi ta archeologija turėtų arba jinai trukdo, arba bus ardoma, jau yra dažniausiai archeologija išnaudojama tik tai trumpom ataskaitom žiniasklaidoj, bet toliau yra ataskaitų pavidalu nugulama į archyvus ir jinai neturi poveikio. Ir dar kartą priminsiu, kad būtent Švento Jono bažnyčios archeologiniai tyrimai gali būti irgi lūžio kažkoks taškas, gal ir pozityviojo archeologijoje Klaipėdoje. Tai su ta nata. Ačiū. Galbūt kažkas tai norėtų ko nors paklausti mūsų prelegentės dabar. Ar būtų kažkokių tai minčių, ko norėtumėt pasidalinti? Jeigu tokių minčių taip greitai nekyla arba jos sunku sudėliot, tai tada galbūt aš tokį vieną klausimėlį užduosiu, reiškia, tiesiog jūs minėjote tą pozityvę, reiškia, pusę, kad archeologija taip pat gali teikti ir sakykime, daug medžiagos, daug pažinimo ir galbūt netgi inicijuoti tam tikrus atkūrimo dalykus. Reiškia. Tos priešingos tendencijos, jos aišku yra labai ryškios, dominuojančios, jų yra pakankamai daug ir galbūt čia neverta net minėti, nes tai būtų didžiulis tas sąrašas. Galbūt galėtumėt paminėti dar kokį pavyzdį, vieną kitą, galbūt ne visai iš Klaipėdos, kaip archeologiniai radiniai, galbūt patys tyrimai paskatina permąstymą vietos kitokį. Kas jums toks galėtų būti pavyzdys? Tikriausiai turėčiau iš savo patirties kaip pavyzdį Rokiškį. Teko ten atlikti irgi archeologinius tyrimus bažnyčios vietoje ir iš tiesų pastebiu, kaip skiriasi požiūris, kai vyksta kasinėjimai regionuose. Ir iš tiesų, kuo mažesnė bendruomenė, tuo jinai labiau susipažinusi su savo arba labiau angažuota yra.
Žinoma, Klaipėdos situacija yra truputį gerokai kitokia dėl visuomenės tos sanklodos, kuris susiklostė pokaryje. Bet ten patirtis rodo, kad užteko tik tai rasti ir nekilo netgi diskusijų, ar eksponuoti bažnyčios viduje ar ne. Tiesiog buvo klausimas, iš kur gauti pinigų. Tai tokie labai greiti veiksmai man buvo tikrai didelė nuostaba. O dar kartais permastau apie Klaipėdos situaciją. Būta tų ketinimų, tarkim, prisimenant žaliosios vaistinės tyrimus, kai patys savininkai norėjo įkurti ten truputį jungiant tą medicininę kultūrą, barą, kuriame būtų pardavinėjama šotai, tokia tarsi sveikatinimosi kažkokia tokia suaugusiųjų kultūra ir panašiai. Ir buvo atlikti archeologiniai tyrimai, buvo surinkta medžiaga, buvo planuojama pritaikyti erdvė, bet susidėliojo kitaip prioritetai. Iš tiesų Žvejų gatvėje pasirodė tuo metu labai daug atsiradusių barų, restoranų, visa kita. Ir iš tiesų kaip ir persidėlio prioritetai, kad gali būti nepelninga, nes įjungti paveldą į verslą visą laiką kainuoja. Tai tų rizikų visada yra, bet kad Klaipėdoje nėra to poveikio, tai tikrai jaučiasi. Tai čia būtų toks vienas. Ir galbūt Lydija galėtų pakomentuoti, jeigu yra. Man labai įdomus yra interjero klausimas, kurių, kaip sakant, prie kurių dar neprieita. Bet ką reiškia neprieita? Tyrimai turėtų eiti priekyje. Nes kai bus prieita, paaiškės, kad ten kažko tai nėra arba yra per mažai. O su medžiaga yra labai įdomus keistas dalykas, kad atrodytų jos turėtų mažėti, bet iš tikrųjų jos daugėja. Su laiku jos daugėja. Ir tiesą sakant, jeigu kalbėt apie altorinę pusę, altorinę dalį, tai yra ikonografijos, kuri iš tikrųjų leidžia bent jau įvertinti tas esančias buvusias skulptūras. Yra keli altoriniai paveikslai, reiškia, kurie puikiai fiksuoti. Reiškia, man prieš keletą metų, pernai, išlindo viena fotografija, grinai to altorinio paveikslo, detaliai tokia, reiškia, ir jų vis daugėja. Kita vertus yra ir šitie šviestuvai buvę, labai puikiai matosi, reiškia, atsirado jau tokių vaizdų. Yra vitražai, vitražų piešinys, aišku, ten spalvos galbūt galima ten panaudojus tam tikrą techniką ir panašiai gal ir tas spalvas nuskaityti, bet iš esmės tas piešinys, bent jau kai kurių langų, irgi matosi. Matosi, reiškia, tie, sakykime, stalelis padėti, reiškia, knygai, reiškia, skaitovui, reiškia. Tai daugybė tokių detalių ir tiesą sakant, yra ir keletas, nedaug, bet keletas vaizdų, nes dažniausiai yra fotografuojama iš bažnyčios įėjimo pro bokštą, navą ilgoji į altoriaus pusę, bet vis tik tai yra keletas rakursų, kur matosi lubos ir šiek tiek kėdžių, suolų. Tai kitaip sakant, pakankamai iš tų detalių, kurios, nes iš pradžių buvo, kiek pamenu, ten vienas paveikslėlis ir viskas. Tai per tą laiką jau mes turim visą, sakykime, mozaiką. Ir iš tos mozaikos jau galima būtų dėlioti, reiškia, tuos dalykus. Tai man įdomu, ar tą kryptim judama, ar kažkas tą daro.
ir ar planuojama iš viso daryti, nes tai yra nemažiau svarbus žingsnis. Tai gal galite pakomentuoti, ką nors? Dėl ikonografinės medžiagos, tai pirmiausia, labas vakaras visiems žingeidiems klaipėdiečiams. Aš negaliu taip tiksliai jums atsakyti, bet Aurimas Širbys, kuris yra rengėjas, Aurimas Širbys, kuris labai domėjosi būtent tą ikonografinę medžiagą, jisai taip pat turėjo labai daug surinkęs ir manau, jeigu jau mes eisim prie projektavimo bažnyčios, tas bus aktualu ir yra dar vienas labai didelis čia mūsų, čia pasakyčiau, atsidavęs Klaipėdos Švento Jono atstatymui, tai Linus Skvirblis, kuris taip pat prieina prie atitinkamo Vokietijos archyvo, aš jų neįvardinsiu, nes teisingai nepasakysiu, taip pat turi sukaupęs didelę dalį ikonografinės medžiagos. Mes taip dalinomės privačiam pokalbį prie kavos. Bet šiame etape mes dirbame ties bažnyčios bokšto atstatymu, o bokšte ten su tokiom subtiliom ikonografinė medžiaga aš neatsakysiu dar. Tai tiek. Na ir galbūt užbaigiant. Prašom. Nereikia, aš taip garsiai galiu pašnekėti. Reiškia, aš klaipėdietis nuo 48 metų ir mokiausi 4 vidurinėje mokykloje. Ir ant Jono kalnelio mes visada per pertraukas praleisdavom laiką. Tai ta man yra nuo 56-7 metų, tai yra žinomas dalykas. Ten tie tvarteliai buvo, ten ožkas laikė žmonės, suprantate, reiškia, ten dabar jau sutvarkyta, gražu. Ir tą Jono, tai visada šnekėdom, kad tą Jono bažnyčios bokštą reikia atstatyti kaip simbolį, žinot, viskas. Tai čia gera idėja. Bet aš atsimenu, žinai, kad ta lietuviška, kaip lietuvininkų bažnyčia, kuri buvo, kur dabar Neptūno, tas restoranas buvo pasakytas, tai jo bokštas buvo įkritęs, o visi tie špylė, visi buvo sveiki tuo momentu dar. Tai atvarė rusišką tanką, rusiškas tankas, bokšto nebuvo, plokštį uždėta ant to tanko viršaus. Ir trosą per duris, per langą užkabina ir su tuo trosu traukė ir po trupučiuką vertė, žinai, viską. Tai mes vaikai eidavom pasižiūrėti, kaip tą tokį griozdišką darbą daro. Tokie gražūs pastatai buvo, aplinkui visos sienos buvo normalios, tik stogas buvo įvirtęs, tai reiškia, aptverta, aišku, buvo, nedaleisdavo mūsų. O mes po tos griuvėsius vaikščiodavom, tai tą metalą rinkdavom, kadangi reikėdavo to, kaip sakant, žilką gauti žvejybai. O tą gauti galėdavo pas tą žydelį, o tas žydelis buvo Minijos gatvės pradžioj, kur ta vaistinė buvo, kur dabar dar restauruojama ta pastatą yra. Tai ten kieme buvo to žydelio 2 būdelės, reiškia. Nu tai jisai metalą rinkdavo, spalvotą metalą, kaulus, tos škuduros atkerus, suprantate, reiškia viską. Tai už tą mums tada kabliukų, to visokį tenai pridarydavo, jis apgaudavo mumis, aišku, tenai viską. Tai va tokie prisiminimai trumpi, reiškia, iš to laiko. O mes gyvenom prie Žydkapio, kur Žydkapių yra įvažiavimas čia, o čia buvo Pylimo gatvė, ėjo į Šieno turgų ir čia šalia mūsų tie namukai buvo, žinai. Tai 60 metais tie vokiečiai šneideriai, ten visos šeimos, kai kurias išvažiavo į Vokietiją, jiems leido tada, reiškia, kaip sako, emigruoti. Tai vieni važiavo, kiti ne visi važiavo. Tai va tokie trumpus prisiminimai. Tai tos gatvės buvo žinomas, tai griuvėsiai pagrindai buvo. Ačiū. Na kągi, kad nebūtų tų griuvėsių, dar ponas Benas. Taip, noriu paklausti iš archeologinės pusės. Aš girdėjau, kad palaidotų žmonių bedarbus tyrimai atliekami, ar jie yra atlikti ar ne. Ir likusios dalies, ar vis dėlto
pakaktų jau esamų archeologinių tyrimų, kad jau būtų galima atstatyti likusią bažnyčios dalį. Tai va tiek. Pirmą klausimą atsakyčiau taip, kad mes turim tokį ketinimą. Kalba eina apie dar ankstesnių tyrimų vokiečių bažnyčios pirmosios iškeltų palaikų DNR tyrimų bent jau kaupimo galimybę. Ir kalbam su antropologėm, kad reikėtų tą daryti, nes dabar yra palanki situacija, nes dar nėra perlaidojimų, tiesiog yra mintis, kad vėliau perlaidos ir pasiimti bent po mėginį ateičiai būtų tiesiog, ne tai, kad tikslinga, bet būtinybė. Ar atlikti, tai čia faktas, kad bet tikriausiai ateityje, rašant projektą, nes tai yra labai brangus tyrimai, bet matyčiau tame prasme, bent sukuriant tą tokį DNR mėginių archyvą ir vėliau pildant tų tyrimų medžiagą, aš manau, kad būtų labai perspektyvu įvairiems klausimams, ne tik mokslinių požiūrių, bet ir genealoginių, bet ir kai kam savo ryšių ar ne atsekimu. Tai taip turim tokį ateities tikslą. O dėl antro klausimo, iš tiesų, ką archeologija rodo bent dabartiniam etape, jeigu neimant palaidojimų, kad atitinka iš tiesų ir brėžinį, kur Linas Skvirblės perdavė, persidengia tie duomenys. Neatrodo, kad kažkokių naujų atrastumėm detalių, išskyrus gali papilnėti informaciją apie tą šildymo sistemą, bet iš principo archeologija neturėtų iš esmės koreguoti kažką, bet tik tiek, kad atrasti tokį statymo būdą, kad nepaliesti požeminės dalies praktiškai neįmanoma. Nebent atrastų tokį ir palikti tą likusią dalį ateities tyrimams. Tas irgi yra įmanoma. Bet čia jau konstruktorių ir architektų būtų užduotis. O kol kas vis tiek yra arba poliai gręžiami, arba plečiami pamatai, vis tiek reikalinga ištirti. Dar būtų kažkokių minčių. Jeigu tokių minčių kažkokių nebūtų, tai manau galime šią lapkričio pirmą trečiadienio vakarą ir baigti. O pačiai užbaigai pasakysiu dar tokią galbūt irgi detalę, kad egzistuoja ir kiti tyrimai ir jie nepriklauso nuo statybų ir tai yra labai didžiulis privalumas. Tai yra galimybė dirbti su bažnyčių knygomis ir tai yra ne tik mirties, bet tai yra ir jungtuvių, ir krikštų knygos ir gera naujiena yra tai, kad Jono bažnyčios tiek šitos, tiek senesnės dalis bent jau knygų tikrai yra išlikę. Ir šiame kontekste, va būtent turėjimas tos genetinės medžiagos, reiškia, leistų perdengti visiškai skirtingus srautus informacijos. Tuo labiau, kad panagrinėjus 17 amžiaus bent jau knygą iškėja, kad tikrai yra palikonių. Ir čia, sakykime, dar tokie platesni tyrimai. Iš ko aš tą žinau? Žinau iš to, kad vis tik tai, kad ir kaip procesas, kuris vyko po Jono namais, nebuvo labai skaidrus ir švarus, sakykime, teisinis ir aplinkui ten esantis dalykai. Ir deja, reiškia, ne viskas buvo padaryta, kas buvo, sakykime, norėta padaryti. Taip. Ir tiesą sakant, kai kurios spragos teisinės ten liko
ir užtenka pakelti, reiškia, planus ir mes pamatysim keistus dalykus, tiksliau sakant, ne keistus, bet toj vietoj pažymėta kaip kapinės, reiškia, fiksuota miesto dokumentuose su visų reglamentų ir panašiai, ir kuriuose, tiesą sakant, tas objektas negalėjo išdygti iš principo, bet jisai išdygo ir tai yra ta pamoka, kad vis tik tai tos procedūros ir jų laikymasis kartais duoda ir naudos. Tai jeigu kalbėti apie tą didžiulį kelią, koks buvo nueitas, tai vis tik tai, sakyčiau, tas rezultatas, kuris pradeda matytis, jisai yra žymiai brandesnis, svaresnis. Ir visa laimė, kad galbūt nebuvo nueita dar kažkokiu trečiu keliu, nes apie tai irgi buvo užuominų. Na, bet čia, sakykime, palikim kitai istorijai. Ačiū visiems, laimingai. Ir sekantį kartą, lauksime jūsų kitą ateinantį trečiadienį. Yra minčių pasikviesti vieną irgi žmogų, su kuriuo esame pažįstami, bet tiesą sakant, jau senokai besimatėm. Na ir tikiuosi irgi įdomaus pokalbio. Ko gero nusikelsime, vėl grįšime į tokį 19 amžių. Ačiū. Ačiū.